Gerą rytą. Gero ryto, pasakiškų ryto, užtikrintų ryto. Tai ką, labą rytą. Turim antradienį. Einam, apžiūrėsim karvytės. Parodysiu, jau išvarėm į lauką. Per mamos dieną, sekmadienį šitas buvo. Išvarėm į lauką. Tai dabar yra 10 karvių. Melžiasi dar tik 7. Kitos turi apsiveršiuoti ir dar 3 telyčios turi apsiveršiuoti. Jau viena kaip ir į tą pusę link pieno išdavimo. Tešmuo didelis, bet dar kažkokių tai rimtesnių ženklų nerodo, bet jau būtų laikas parsivesti į tvartą. Nes čia laukuose po to sugaudyt, tada kitos telyčios pablūstų, sumaltų veršį į skutuliukus, tai irgi būtų negerai. Tai va, ten irgi šiaip karvė, bet jinai labai smulkutė. Tai mes jau lauke, štelė pastatyta. Šienuko dar papildomai atvežėm, tai užpilam dar ant šieno kibirą melaso. Ir išėda, truputį pamaišo žolės, pamaišo ir šieno. Tai gaunas, visko gauna, ir miltų gauna. Tai gerai, įvairus maistas. Ir šienas skaniau susėda, nes šiaip tvarte, kai atveži šieną. Nors jau ir tai dabar išpindėjo, kad ir baltą ruloną atvežtum, irgi nelabai nori ėsti. Kai tik įvarai šviežu, jo gerai, bet sekančią dieną jau jos nebenori, laukia melaso, kada gaus. Tai čia nuėdo, labai greit iš tikrųjų nuėdė, reikės to į kitą pusę varyti. Tada ta pusė tauks, tikėkimės, jeigu pranašauja dabar 4 dienas kritulių. Tai žiūrėsim, kiek čia tų kritulių bus, bet tikėkimės, kad bent kažkiek iškris, nes labai jau viskas yra išdžiūvę. Tai gal bus gerai. Paskutiniam dienom tai saulutė neblogai pašildė. Tai saulė pašildė, o dabar reikia truputį lietaus, po to vėl saulutės. Ir viskas šoks į viršų. Tai ką šiandien vakar manęs nebuvo, tai tėtis vežės su priekaba mėšlą į juodžius, paskutinį lauką. Ir žinokit, visai tos mėšlidės jau čia nieko nebeliko. Lašai mėšlo. Dabar dar va kratituvą pakrausiu, kad į laukus nusiveš to pačiu išsikratyti. Ir viskas. Dar čia bus gal kokios 3 priekabos išsivežti ir bus mėšlidė tuščia. Tada, kai turėsim laisvo laiko, pradėsim vežti iš gyvulių pašiūrių ir ten, kur jie ėdė. Bet tą mėšlą vešim pūdymui į... Nu kaip tas pūdymas, aš manau, rudenį vėl mes jį trešim. Barstysim. Tai toks ir pūdymas gausis. Nes gerai, jisai biškį perpuvo, o tas šienas jisai ne taip greitai yra kaip šiaudai. Pastovės, po to gal dar užtaikysim kokį momentą, nuvažiuosim, perkrausim į kitą krūvą, kad susimaišytų ir tada rudenį bus galima vėl kratyti. Ir tai bus labai gerai užtreštas laukas. Reikia to mėšlo duoti, o šiemet mes jau turim ypač daug. Skaityk, visas šviežias išsivežė, kur per žiemą sukaupėm visą mėšlidę. Maždaug apie, dėkim,
kiek čia taip primetus apytiksliai. Nu, aš manau, šiemet kokią 100 priekabų mėšlo tai tikrai išvežim. Labiau gal reikėtų skaičiuoti tonom, bet tai išliko nemažai kratytuvas, dabar jau kaip ir einantis, tvarkingai, be jokių bispridėlų. Kol kas. Tai buvo. Matysim toliau, kaip čia seksis. Tai va. Tai dar mes iškratėm su juo kiek kratytuvo, o dar kiek mes prieš gaunant keisą aplinkiniam iškratė mėšlo, tai jisai tikrai yra už remontą, tai jisai yra tikrai jau atsipirkęs remontas, ta prasme atsipirkęs, gal prastovos ir neatsipirkusios, bet remontas pačio kratytuvo tai tikrai jau negalima skųstis, kad ten išlaidos ar kažkas, nes jisai mums atnešė tikrai pinigo gerai šiemet. Kratytuvas, investuoti į kažkokį tai mandresnį, kažin ar apsimoka tokiam ūkiui, kai kratai ten, sakykime taip, jeigu normaliai, tai vieną kartą į metus. Ir dėl tiek mėšlo pirkti kažkokį, kad ir dėvėtą, sakykime, bet importinį naujesnį, tai neapsimoka. Su tokiu išsikratai plūgumoj, užtenka. Dabar taip aplinkui plūgą apėjau. Žiūriu, kad čia biški kažkaip naragas, man atrodo, ne taip turėtų eiti. Ir iškilęs, ir dar nulaužtas. Tai dar mes čia turim tokių, reiktų gal šitą bandyti išsitiesinti ir pasikeisti greitai, nes nelabai gerai. Tas pirmas tai dar geras, bet šitas tai aukščius. Nu jo, iš 12. Permska, tiksliau antras kratytuvas. Pasikeičiau noragą. Ką, pradedam kratyti, o čia velnynė žulių, va taip būna, kai nesusiskuti ražienų. Pamoką gavom, tvarkysimės su šitų reikalu. O, kratytuvo, ketvirtą kratytuvą dabar kratom. Jokių problemų nėra. Pakol kas. Ne, aš manau, kad viskas gerai bus su kratytuvu. Transporteris pereitas, grandinė pakeista, tai kažkaip nemanau, kad bus kažkokių tai problemų. Viskas taip bus gerai. Nepatinka man čia tos žolės, kad tiek čia ir pabirų, ir visko žodžiu. Ką padarysim jau. Čia yra 9,5 lygtai sarai. Tai gan greit turėtume užsikratyti be vargo. Ir be vargo apsiarti. Ir tada ką? Tada važiuosim lyginti arimu, nu bet ne šiandien. Važiuosim lyginti arimu. Tada dar
pasisėti. Ir viskas bus kaip ir su žemės dirbimu baigta. Laukas nelygus, tai greit nevažiuoju. Papurtis su kokiu smogu. Kažkas rašė, kad nespėjam, šitiek technikos yra, nespėjam apsidirbti kelių hektarų. Tai prisiminkit šitą dalyką, kad mes turim ir savus gyvenimus, kuriuose yra įvairiausių problemų ir įvairiausių veiklų. Tai plius dar yra sūrių realizavimas, sūrių gamyba. Faktas pats aš labai mažai prie gamybos prisidedu, labiau prie realizavimo. Bet yra dokumentacijos, važinėjimai, visokie pokalbiai, derybos ir panašiai. Nes paimta parama, tai yra tikrai daug reikalų šiais metais, kol susitvarkysiu visas dokumentacijas, nes ūkis perrašomas yra mano vardu ir dabar vyksta tokie visokie reikalai, nes reikia ir Ekoagrosui prisiduoti, kad toliau bus vykdoma ekologinė žemės ūkio veikla, kad mamai neuždėtų sankcijų, nes jinai perduoda man. Tai negalima nutraukti ekologinio ūkininkavimo ir tada man jį vėl iš naujo pradėti. Ir man tada minusas, nes vis tiek jau gyvuliai su sertifikatais, pavyzdžiui, žemės su sertifikatais. Ir kad dabar vėl man viską pradėti nuo nulio, vėl per naują visus sertifikatus rinktis, kuriuos gaučiau tik tai po poros metų, tai neapsimoka. Tiesiog paprasčiau yra jau geriau daugiau dokumentacijos susitvarkyti. Ir neprarasti to ekologinio statuso ir viskas. Ir šiaip, daug visko iš tikrųjų. Dabar šitas pavasaris tai yra tikrai labai sudėtingas, sunkus. Nežinau, dar tokio pavasario nėra buvę. Kažkaip daug visokių reikalų ir ūkio darbai, ir dokumentacija, ir sūriai, ir dar gyvulius reikia apžiūrėti, nes telyčios turi veršiuotis, tai žiūrėti, kad nebūtų kokių problemų. Žodžiu, žinot, kaip yra žemės ūkyje. Nieko naujo, o dabar dar kai
reikia susitvarkyti dokumentus, tai dar sunkiau. Skambinėjai, atrodo, lyg tai jau viską nusiuntėjai, skambina, mes dar šito negavom, šitą būtinai dar atsiūs, kol tu esi laukuose. Tada važiuoji namo, važiuoji į Šilutę, staigiai nusiunti, vėl grįžti, vėl toliau dirbi, tai taip dingsta diena. Per telefoną, nu, man nepatogu yra per jį dirbti, aš geriau per kompiuterį. Ką, aš laptopo čia tai nesivežiosiu traktorių, tai kažkaip visokių žodžių situacijų. Dirbi, atrodo, gavai skambutį, kažkas atsitiko, reikia važiuoti kažkur kitur, sėdi, lėki, nu ką darysi. Tai nėra taip, kad paskambintų, eikit šikt, aš dabar dirbu, aš negaliu. O naktį važiuot, nu tai irgi, kam? Faktas čia tie, kiek čia dabar? Nu, dėkim apie 4 hektarus reikia dar išsilėkščiuoti ir pasisėti, nu tai gerai. Nu, lėkščiuoti ar kultivuoti, nežinau, išsidirbti tai ten dzin per dieną. Jeigu ryte pradedi, pasiskirti dieną pradedi, ryte pradedi, per dieną tikrai susitvarkai, gal net ir per pusdienį. Po to vėl jau kitą pusdienį, nu, ką tu gali pasiruošti sėjalką. Irgi nežinai, išvažiuosi į tus laukus, tu nežinai, kaip tau seksis. Gal vėl gausi kokį skambutį, karvė veršiuojas, važiuosi, kokios problemos, kažkas, nu ir va taip dingsta tas laikas, tiesiog čia neįmanoma tiksliai pasvertų. Karviai nepasakysi, kad tu palauk, dabar toj pabaigsiu šitą lauką apart ir grįšiu veršį ištraukti. Taip ir sprogsta laikas. Ir atrodo, ūkis jo mažas, tai čia dzin čia. Ką čia trunki savaitę apsidirbti, apsisėti. Kai prasideda darbymetis, tai dar kokios neplanuotos problemos atsiranda, vėl stabdo, nu žodžiu. Esu laimingas, kad šiandien išėjo čia atvažiuoti, išsikratyti. Nes šiaip irgi praneša dabar 4 dienas lietaus, bet nežinau, ar bus, ar nebus. Matysim. Kapšūt skraida. Gražiai. Dar liko tokių šudeliokų, krovikė tokia maža, tai čia tiesiog išbarstus. Ir viso, bus baigtas mėšlakratis sėkmingai. Bus galima dabar jau bus viskas aparta, viskas sutvarkyta. Bus viskas sutvarkyta ir ramu. Tik pasisėda, aišku, reikia, bet lietaus reikia truputį. Žodžiu, atlūžo ratukas. Nu kaip atlūžo, dar laikosi, bet jau, kai turėtų stovėti lygiai, tai jisai jau sulinkęs, žodžiu, plūgas buvo vienoj vietoj. Dabar iš tikrųjų tik pastebėjau, bet buvo matyti, kaip pirmą kartą kėriau su šitu traktorium ir tuo plūgu. Tai per giliai vienoj vietoj buvo sulindęs plūgas, nu, kol atsireguliavo. Tai matyti tiek ir užteko, nulūžo.
grįžom in laukų. Vaga lyg tai plius minus tiesi palei ribas. Bet žiūrėkit, ko aš jums parodysiu. Bam. Va tokį daiktas. Jo, tai vat apie tokio plūgo pirkimą aš galvoju. Tai matysim, kaip dabar su juo, nu, aišku, susitvarkys tai gerai. Tik, nu, dabar reikia apsert, nes mūsų plūgas, nu, jisai gal yra skirtas apart tada, kai nėra daug velėnos. Ar nėra aukštos ražienos, tada jo. Bet kiti ten man aiškina, ai, tu čia nemokė atsireguliuoti ir panašiai. Tai ne aš viens tokį plūgą turiu, yra kas turi, klausiau ir sakė, ta pati bėda ir ne pas vieną. Tai taip, kad čia jūs man nepasakokit pasakų. Jeigu jūs ten mokat priburt, privirint, padidint, tai jo, liuks, davai, varykit, arkit, darykit, ką norit. Bet aš nenoriu nieko burt. Bus normalus, šitam traktoriui kaip tik, anas biškį per mažas. Tai pabandom, kaip čia lendu. Dar net nieką nereguliavau, jau pažiūrėkit, kaip jisai gražiai verčia. Pas, biškį gal. Pasaka. Biškį gal reiktų plūgą pasukti ton pusę, nes ratus neša tenai. Truputį pirmą korpusą sukelt, nu tai čia traukia praskyvinį čiūčių. Bet šiaip labai gerai čia molis, taip. Tu žinai, kad čia molis. Jo, reikia iki lauko galo nuvažiuoti. Tai visai kitas arimas. Aš nieko nereguliavau. Kaip užkabinom palei seno, nu, palei mūsų plūgo, kai buvo ir šlaunis ir traukė reguliuota, viskas, daugiau nieko nedariau. Atkabinau šitą, užkabinau. Verčia pasakiškai. Kaip gražiai. Nebeegzistuoja joks kitas plūgas. Viskas. Ta prasme. Jo, jūs ten komentuosite, tai žinau, ar komentaruose, ar ne komentaruose, bet žiūrėdami video, nemoki plūgo atsireguliuotai, nereikia kartų, čia reikia normalų artoją, gal čia paizin, koks tu čia arikas, joks tu čia ne arikas. Bet, nu ne, nu iš tikro, nu tikrai ne pirmi metai ariu ir susirenki tos patirties tikrai per laiką. Bet niekada taip nebuvo, kad taip gražiai paimtų ir apverstų žemėlį. Pažiūrėkit, aš jums parodysiu visiškai, ta prasme, vairą paleidęs, aš nieko nedarau. Ir kuo puikiausia. Puikiai apverčiu. Gal truputį norėtųsi dar pirmą korpusą, bet ne, gal gerai. Šitokia velnynė ir taip gražiai apverčia uogą. Įdomiai. Dar nesusidūrė su tokiu bairiu. Dabar jūs man pasakykit. Čia tipo žemės sausa, kieta čia. Nu šiaip jo, čia šitoj vietoj molis yra, čia ir tenais ant kalniuko.
Bet tai plūgas vis tiek turėtų lysti. Netgi čia dabar sakau prasiarsiu ir tada gal įlys ir laikysis. Bet net ir tenai pradėjo šok plaukus į man. Ir neįkišu plūgo. Priverstinio nėra. Visur kitur tai gerai lenda. Tenai irgi vienoj vietoj norėjo iššokti. Po to, kai įlenda į žemę, tenai svai iššoka. Ir dar tenai toliau. Čia ant kalniuko, kur molis. Plūgas tai sveria, nu vis tiek turėtų lysti. Nesupracau. Prasme, sakykit, leidžiu. Panas kamerą. Lendimas yra. Kame vairis. Arba jau tie kaltai gal biški padilę. Bet ne, nu taip tai visur normaliai, va čia irgi. Važiuoji ir išlėki. Gal truputį tose vietose pradėti lėčiau važiuoti, nes prisistabdau tada lyg sulenda. Įdomiai. Šiaip aras tai labai gražiai. Puikiai. O, akmenuką pakabinau, linkinė apsauga suveikė. Labai gerai, kad aš eriu su tuo atidarytų langu, man čia dulka kabinete, bet nutiko. Čia šitoj pusėje niekur neiššoka. Kas ten aido nesąmonė, tai aš nesuprantu. Jau senai nepaslaptis, kad tokiu metu mūsų laidoje dalinamės ir... Jo, tai tose vietose truputį lėčiau važiuoji ir viskas gerai. Nu, arba jau baigėsi ta kietoji dalis, bet čia, kur neapsiarė, tai reikės vis tiek. Kitu kampu bandysiu prabraukti. Sulys į žemę vis tiek kažkaip apsiarsiu. Po to prasilygins. Daug problemų. Duokį važiavam. Jo, šiaip fainas, jeigu nori atostogų važiuok kartą. Fainas dalykas tas arimas. Gal žemėj kiek ir negerai dėl to, bet sakykim. Nulysk į žemę. Greitai. O, čia jau pradeda. Įlenda ir varai. O va čia jau siaurėja. Vaga prie vagos vos neina, tai truputį sunkiau apsisukti. Ilgiau užtrunka, bet
vietas. Ir vėl gerai. Greitį laikau maždaug apie 7,5 km per valandą. Aš manau, labai geras greitis. Arimui pats tas. Iš čia bus avižos su žolės įseliu. Žolė, dobiliukai, spitriai, dar ten kažkas yra. Sėsim vėl tą patį Dotnuva 21 mišinį, nes turim vienam lauke pasisėję, tai pasakiškai. Nu ir kituose laukuose, 3 laukai yra dabar dar užsėti. Dotnuva 21 tai labai geras rezultatas. 3 kartus pjovėm, 2 kartus į rulonus. Ir 3 kartą su rinktuvu karvėm vežt. Tai šiaip, nu, nėra, kad ten jos įspūdingai, bet jinai tokia žema ir tanki, sakyčiau. Ir dobiliukų yra, tai labai skaniai susivalgo karvytė. Nėra tų kažkokių labai kietų stagarų, kaip kultūrinėse pievose. Liucerna, sako, neblogai auga, bet nežinau, kažkaip man ta liucerna, nu jo, karvės suvalgytų tuos stiebus, bet vis tiek man kažkaip Dotnuva 21 pabandyta jau ne vienam ūkį, geri rezultatai, tai ką aš žinau. Kažkaip atrodo, vis tiek, ne, mažas ūkis, bet kai pagalvoju, kaip mes ūkininkaudavom anksčiau, kaip mes ūkininkaujam dabar, tai kaip diena ir naktis skiriasi. Jo, ūkio dydis, nu, šiek tiek didesnis, bet nėra ypatingai, kaip per tiek metų, tai tikrai jisai galėjo išaugti ir labiau. Bet šitas kraštas labai durnas, nes čia daug ūkininkų ir visi konkuruoja dėl žemių. Tai todėl ir mums yra truputį sunkiau prasiplėst. Faktas, nori prasiplėst, važiuok pas žmogų, kur žinai, kad ten jo žemė, važiuok tu pas jį, siūlyk už nuomą 300 ir sakyk, kad davai, tu jam nebeduok duok man. Tai jo, faktas, tu prasiplėsi, bet yra 2 dalykai. Vienas, tai nebeapsimoka mokėti tokios sumos, 300 už hektarą, čia mūsų krašte yra nenormalu, mano galva. O antras dalykas, nu kam dabar eit su kitų ūkininkų rėtis ir atrodyt lopšiam kažkaip. Jeigu jau vat iš mūsų pačių buvo ne kartą bandymas atimti žemę labai geroj vietoj, bet pasitaikė sąžiningas žmogus ir neatidavė to žemės, nors ir didesnę kainą siūlė, tai tas yra gerai. Išsaugojom keletą hektarų. Tai apie tą patobulėjimą kalbėkim, grįžkim prie tos temos. Tai sakykim, anksčiau jo, mes sėdavom ten kažkokias žoles iš kažkokio turgaus, iš kažkokio žmogaus ir tu nežinodavai, kas pasėdavai, sudygdavo, ten, nu, tas irgi pasėjimas toksai būdavo, ai, įbrauksiu ir bus gerai. O dabar jau vis tiek viskas kitaip, noris ir tą žemę šiek tiek geriau išdirbti ir
kad ir brangiau kainuoja, bet ir tą žolių sėklą geresnę nusipirkti. Tos pačios grūdinių kultūrų sėklų pirkimas su sertifikatais, na aišku, čia tik dėl to, nes yra ekologinis ūkis. Bet aš nematau tame bėdos, faktas, ta sėkla kainuoja, bet derliai visai kiti. Kur tu nusipirki iš paprasto ūkio, ten nežinia ką ir nežinia kiek metų jau jinai buvo sėta, tai po to nusikuli žiūri, kad nieko tu ten neturi. Kažkaip jau geriau tada sumokėti truputį didesnį pinigą, turėti normalią sėklą, nes va, pavyzdžiui, dabar aš galvoju, kad man reikės tiksliau kitą pavasarį, reikės jau atsinaujinti avižų sėklą, nes bus 3 metai iš eilės, kaip avižas tas sėjam. Tai kažkaip, tą visą sėklą sušelsim ir pirksim naują. Nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai. Galima dar ją pasilikti ten kokiem mišiniam pasėti. Bet matysim, reiktų ir kažkokią trečią kultūrą įsivest, kad galėtume sėjomainą didesnę daryti, nes dabar, sakykim, čia kur ariu buvo rugiai, uždusinsiu į traktorių. Čia kur ariu buvo praeitais metais rugiai, tai dabar sėjam avižas, sakykime, be žolių sėklų sėjam avižas, tai tada dar kitais metais, ką sėsim, bulvių nereikia, nori palaikyti dirbamą plotą, tai tada gali dobilus kokius sėti. Bet vėl tada pasėsi dobilus, tai tada tu grūdų mažiau turėsi ir neturėsi miltų ką šerti. Tai vėl reikia kažkokios trečios kultūros, kad užtektum pilnumoj grūdų. Kažkaip palaikyti. Sukas galvoj visokios mintis, tai nieko kaip nors. Dabar dar irgi čia kol apsiarėm, kol vieštus išsivežėm, kol apsiarėm, išėjo 400 litrų. Taip, į orą. Ir jūs man pasakykit, kur tas aliarkas, 600 eurų, taip, žodžiu, niekur, ką mes aparėm, kiek čia išėjo, ten, kažkur apie 3,5 hektaro. Apart mėšlus išvežti, iškratyti, ir dar buvo ten Halimų truputį. Su Belarusu, su freza važiavo. Ir viskas. Bet ir tai dar šiaip visokių darbų būna. Aš suprantu, kad galbūt dabar pavasarį ir ten viskas labai gražiai atrodo, bet tas atstumas toksai vėl važiuot 40 km ir plus aš nenoriu prisižadėti ir paskiau jūs pavesti, kad aš tikrai ten tais krūmynais rūpinsiuos, ten išvalysiu ir panašiai. Prasme kažkokia nesąmonė. Buvo prieš porą metų radau sklypą
ten 4 hektarai žemės, 2 hektarai pievos išnuomoja. Leidžia deklaruoti viską, bet jisai yra už 40 km. Nu jo, kažkur panašiai 40 km gaunasi, bet viskas vienam plotį. Ir atrodė viskas gerai, čia jau kaina gera, sutarėm už nuomą, nuvažiuoju pasižiūrėti. Opa, krūmai, miškas, šalia upelis, pieva, tada toksai didelis šlaitas status, tada dirbama žemė 4 hektarai. Ir tokias sąlygas sustatė, kad, žodžiu, toks jausmas, kad man ten reikia vos ne taip, kad rudenį ir lapus sugriebčiau aš ten iš tų pakrūmių. Tai kažkaip sakau, ai gal ne, tai buvo tylu, dabar vėl skambina, siūlo jau nuleistos dar labiau sąlygos, bet ne, manau, kad aš noriu to lauko, nes tenai 40 km važinėt man. Gerai, važiuosi sėt, arba šienaut, nu jo, nusivarei techniką, susitvarkėjai, kur nors palikai ten per naktį, bet nu vis tiek, kažkaip prieš tai už praeitais metais šitas buvo, už praeitais metais kažkaip kitaip aš kažkaip mąsčiau, galvojau, nu kas čia pasivažinėt, nuvažiavai vienu kartu, pasidarei, vėl pasivarei techniką, ten į priekabą pasikrovei kokią šienapjūrą, grėblį. Bet dabar kažkaip truputį kitaip, man atrodo, kad reikėtų daryti. Tai jo, tenai, kur ariau, tai sausa, nes bandžiau ir iš vieno galo važiuoti, ir iš kito galo. Tai niekas nelenda plūgas. Toks apskritimas kaip likęs. Ten, man atrodo, buvo praeitais metais tenai buvo suversti mėšlai. O gal ne? Nu jo, lygtai, kad toj vietoj buvo mėšlai, bet vis tiek buvo apsiarę, turėjo prasigyti. Žodžiu, nežinau, kas ten buvo, bet kieta žemė nelinta. Tai viskas. Arimai baigti. Plūgą mūsų suvirino į skelbimus, nes pamačiau, ką Kvernelandas gali. Nu čia dar reikėtų kaltus pakeisti, gal ir lystų dar į tą žemę. Gerai ir taip iš tikrųjų labai gražiai verčia. Buvo jau rugiai buvo sužėlę tokio aukščio. Rugiai buvo jau sužėlę tokio aukščio, nes nu jie žeminiai rudenį nusipūlė liko, niekas nieko nedarė. Paaugo jie neblogai, bet gražiai apvertė, neliko jokių liekanų viršui, apart tų vietų, kur sausa.